Nu, vienas geras klausimas. Ar galite pajokauti apie rektorių? Nesakyk. Apie Sarbėvijų, Skargą, lengvai. Bet aš jau pajokavau fakultete, gal tiesiog ne visi girdėjo, kad artimiausiomis dienomis rašiausi eiti pas rektorių, kad skirtų pinigų papuošti fakultetui. Parašytų užrašą, iš čia kylama į rektorius. Nėra samatoj tokios eilutės. O bet toj pat kažkas parašys, kad kuo aukščiau skrendi, tuo skaudžiau nukrendi. Dar per viešuosius pirkimus reiks nupirkti, jeigu ir gausi pinigų. Iškart gavau klausimą tokį, sakykime, apie tuos, kurie čia sėdi. Ar Maksim Ivanov ir Mikas Vengriai sėdi šalia, kad sukeltų šukuosenų artikuliacija, aš tik tai turiu parašyti. Anihiliacija. Anihiliacija, jo, anihiliacija. Pavertusi spinduliuoti visai gerai būtų. Kaip sako, ilgas plaukas, trumpas protas, tai... Čia trumpas klausimas, Čiurlionis ar Marčiulionis? Čia mano vienas nepažangus studentas sakė, hum-hu. Panašiai. Hum-hau. Kaip kam. Ar atsivedėt filologijų? Filologijas rytoj lauks jūsų ten. Su dinozauru. Išskėtusios rankas. Taip. Ir kojas. Tu velnis. Jau. Nieko tau. Nespėsiu. Nu, provokaciniai klausimai, žiūrėk kokie. Atsakinė kitokius. Atsakinė. Aha, negalima. Nu, jeigu pradėjom apie rektorių, tai tada dar vienas čia toks. Jeigu taptumėt rektoriumi, ko taptų Žukauskas? Aš manau, atsakyčiau, mes taptumėm broliais. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Viename jo interviu aš su džiaugsmu išgirdau, kad kažkur 8/8 jame cirkuliuoja čigoniško kraujo. O mane klasėje ir pirmose kursuose irgi pravardžiavo čigonų. Gal plaukai juodesni buvo. Tai aš visada laikyčiau tada broliškai. Ar gerai arklius pririšat? Aš irgi turiu klausimą apie rektorių, bet buvusi. Kur dėsit banį? Klausim. Tai kas nežino, tai banys yra mano vadas. Tai ką aš galiu pasakyti? Nu, nieko. Nu, kur dėsim? Priimsim? Nu, kas dabar? Belieka. Apšilimui turiu klausimą. Perskaičiau Jono Grygo knygą, kiek trunka sekundė. Atsakymo neradom. Ką rašyti, jei klaus per egzaminą? Fizikams siūlau atsakyti 1000 milisekundžių, o kas studijuoja kompiuterinę fiziką, gali 1024. Taip. Kodėl taip žemai krytote nuo FIDI pirmininko iki rektoriaus? Ir kitas panašus klausimas, to paties atsakymo reikalaujantis, kaip jaučiatės iš FIDI pirmininko pažemintas iki rektoriaus? Nu ką aš galiu atsakyti? Šiaip viskas pasaulyje degraduoja. Pagal antrą termodinamikos dėsnį viskas blogėja, yra ir degraduoja. Tai vadovaujasi antruoju termodinamikos dėsniu. Entropija.
Kaip nešališkas žmogus įvertinkite tipišką fiziką. Čia girdėjau prieš įeidamas, kur smirda chemikas, kur neveikia fizikas. Biologija dar nepasakė. Nu, kur juda. Jeigu labai juda, tai biologas. Su biologija. Manęs klausia, ar aš mėgstu pelėdas ir kodėl. Labai mėgstu, nes mano žmona tikra pelėda. Niekad nesikelia anksti, jeigu tik gali įsimiegoti. Aš galiu pridurti, pas mane sodyboje 3 metai pūna inkilas pelėdai. Ir ji neatskrenda. Jūs siūlot mano žmonai ten apsigyventi? Kiek laiko nekerpat plaukų? Jeigu tiesiai šviesiai, tai kokius 11 metų gal. Iki trumpumo tokio, sakykime, mažesnio negu 10 cm. Šiaip gal pernai trumpinausi. Aišku, būtų galima perraisų klausimų iš manęs Mikui Vengriui, kiek laiko nekerpat plaukų. 30 valandų? Kodėl deimantas yra kiečiausias metalas? Net nežinau, ką atsakyti, turiu pasakyti. Čia kažkas mane apšmėžė. Klausia, ar tikite, kad kiekvienas ketvertas už egzaminą mažina jūsų gyvenimo trukmę eksponentui? Aš niekad nesu gavęs ketvertą už egzaminą. O jūsų gyvenimo trukmė universitete, jeigu turėsit daugiau kaip 2 akademinius įsiskolinimus, gali sumažėti ne tai, kad eksponentiškai. Kritiškai. O tiesiog kaip hevisaido funkcija apgręžta. Ar smagu būti rektoriumi? Ką jau padarėt? Smagu. Pirmiausiai, ką padariau, tai susipažinau su sekretorė. Kokias privilegijas įgaus fizikos fakultetas, kai tapote rektoriumi? Įgaus privilegijų. Prie jo bus prijungtas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, taikomųjų mokslo institutas ir chemijos fakultetas. Čia tik bausmės. Čia tik pradžia. Aš gavau 2 panašius klausimus tam tikrą prasme, gal susijusius. Aš jau 2 kurse, ar dabar nueisi su manim alaus? Kol nėra nieks pasirašęs, tai aš negaliu atsisakyti. Tada kitas klausimas iš karto į temą, koks alus jums skaniausias. Tai tamsus alus man patinka tikrai, jeigu kažkam yra įdomu. Taip. Čia 3 klausimai su literatūra kažkaip susiję, ar dar kažką. Smetonai duok. Fizikas irgi gali parodyti. Ar tiesa, kad planavote tapti korektoriumi? Tiksliai nežinau, ką jis susijima, bet gal ir būtų įdomu. Ar skaitote grožinę literatūrą, ar rašote eiles? Aš žinau, kad aš per paskaitas prišneku daug niekų, bet niekada nebandžiau eiliuotoj formoj jų sakyti. Bet jeigu jau apie poeziją, tai surizikuosiu. Jeigu ir dekanas įsivertins, gal aš galėčiau pasirodyti vertėjo amplua. Taip? Labai seniai buvo madingi tokie rusiški juodojo humoro eilėraščiai, tipo, dar rusiškai mažai kas supranta, ne mama vaikala laglaskį, štop ją varienė neėl. Lietuviškai tai būtų, mama man išdūrė akytas, kad nevokčiau stiklainių iš rūšio su uogienė. Bet mane labiau paveikė kitas eilėraštys apie elektrą su fizika susijęs. Rusiškai jis skambėjo taip. Я спросил электрика Петрова, ты зачем надел на шею провод? Ничего Петров мне не сказал, ветер труп его качал. Aš pabandysiu išversti lietuvių, kaip man kažkada pasisekė lietuviškai išversti. Sveiks elektrikai Petrauskai, prieteliau tu ko durniuoji, kaklą kam dratu vinioji. Bet Petrauskas nekalbėjo, o pakaruoklys ten kabėjo.
Nu tai 3 klausimus atsakiau. Iš tos pačios serijos traukiniuose būdavo parašyta neprislonėt. Tai versdavom Kadangi neprisitramblį. kalba užėjo apie poeziją, tai mano vienas iš mylimiausių poetų yra Matelis, mano buvęs studentas. Čia kaip fiziko nesėkmė. Jo paskutinio eilėraščio tiksliai nepamenu, bet gal perfrazuosiu. Keliasi visa šalis, skleidžias medžių lapai, dabaloja į šalis filologių akis. Kažką nutilėjot. Если зрите маракую, это по-германски вам здоровый. Kodėl su rankšluosčiu šluostomės kojas? Todėl, kad su žemėlapiu vaikštom po mėnulį. Filologijos, kaip dažnai flirtuojat su filologijomis? Kai buvau lektorius, bet dabar jau ne. Perėjo prie fizikų. Nu, ne tai. Kaip gydyti lazerių išvarpytas rankas? Aš dėl to žodžio išvarpytas, taip truputį pasinešiu. Išmatuotas ir išvarpytas, man tokie keisti žodžiai, aš nelabai žinau, ką jie reiškia, tai gal į galą pres konferencijos suprasiu ir tada pasakysiu. Bet šiaip sako, kuo susirgai, tuo ir gydykit. Čia klausimas, aišku, ne man, bet gal patikslins. Kodėl Žukauskas nenori sujungti fizikos ir filologijos fakultetų? Čia dar pridėčiau filosofijos, tiktų visai kompanija. Gera mintis, sako. Kaip išsisukti nuo karinės tarnybos? Baigiau. Galiu pasiūlyti perskaityti vieną knygą. Ten yra aprašyta net keletas metodų. Vienas iš būdų susileisti žybalo po odą. Antras iš būdų susirasti pribuvėją, kuri taip išnarins jum ranką, kad liksite iki gyvenimo galo luošas. Iš kokios čia knygos, ką žinot? Šauniojo kareivio Šveiko O, nuotykiai kaip neskaito žmonės. Taip, rekomenduoju. Ten yra keletas būdų aprašyta, kaip išsisukti nuo karinės tarnybos. Tai Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai. Aš per pirmąją optikos paskaitą iš tos knygos pacituoju, kad sugalvot gyvūną sunkus dalykas, bet jį parodyti žmonėm dar sunkesnį. Dirbu pusiau su fizikos susijusi darbą, bet nelankau paskaitų. Ar baigsiu bakalaurą? Taip, baigsit pusę bakalauro, gausit pusę diplomos, o pusę rektoriaus parašą. A diplomas reiškia 2 lapai, tai jūs tik vieną gausit. Aš tai gavau čia kokius 5 labai panašius klausimus. Visi apie plaukus tikrai. Ne. Sakėte, jums patinka tamsus alus, o tamsios moteris. Toliau. Ar pasiekia kraujas kritinę būseną, kai graži studentė ateina tartis dėl perlaikymo? Nes man tai pasiekia parašyti. Maksimo, ar nebandėt kabinti fizikių studenčių? Taip. Jei baigi bakalaurą ir nesusirandi žmonos, stoji į magistrą. Jei per magistrą nesusirandi, stoji į doktorantūrą. Ką daryti, jei baigi doktorantūrą ir vis dar be žmonos? Nu tai yra keli variantai, gali būti, kad tiesiog fizikė, moteris ta prasme, arba, ką žinau, reikia toliau dirbti universitete. Na ir dar klausimas, kuris buvo šitą, tai integralas nuo 0 iki 10, moteris D karštumas, lygu kam. Tai į tuos klausimus bendrus aš atsakysiu taip. Yra gražių vyrų, bet man visiems moteris labiau patinka. Jo, čia gal aš irgi prisijungsiu, nes čia, matyt, žmonės dar laiko mane neįžengusiu į tą amžiaus tarpsnį, kai iš lytinių organų veikia tik tai akis. Ir reiškia, manęs klausia, ar tiesa, kad jūsų plaukai einant žemyn didėja eksponentai. Tai
atsakymas į šitą klausimą tik turbūt padės susiprasti žmogui, kuris atsiuntė šitą klausimą. Parašė spėk nuo ko ir paliko lūpų antspaudą. Apačioje beje užrašyta Mikas, bet čia turbūt adresatas. Ir klausė, kuris kolega negražiausias ir kuriam jūs gražiausias. Na, tas kolega, kur palikinėja lūpų atspaudus, tai jis pamatys, kokie plaukuoti mano padai. Dar klausė, nu čia apie mano šukuoseną visada smagu visiems pakalbėti. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, aš niekad negalvojau, kad bus toks malonus, reiškia, šalutinis efektas, kad kiekviena FIDI pres konferencija bus mums apie ką pasikalbėti. Ypač kai aš šalia Maksimo sėdžiu. Klausė, ar aš galvą išsiplaunu ar nusiplaunu. Čia galiu atsakyti trečią variantą. Išsitrenku. Ne, aš netrankau galvo. Beje, apie kratymą. Aš ją nulupu, tiksliau nuskutu, kaip bulvę panašiai. Apie kratymą. Įtampa krato ar muša. Kaip jau suprasti patarlė. Jeigu muša, bėk, jeigu duoda imk. Ir kita. Kratyk nekratęs, paskutinis lašas vis tiek į kelnes. Čia labai senas studentas, reiškia. Nu, patyręs. Negi taip sunku baigti tą fakultetą šiais laikais. Aš net nežinau, ar dabar atsakinėt ar neatsakinėt, velnis. Aš atsakysiu tokį, vat, prisimenu kažką, tai čia sėdintis, reiškia, Smilga, buvęs dėstytojas mūsų. O galim pasveikinti, jis dalyvauja čia. Smilga! Tai va, kai dar Smilga buvo jaunas ir gražus, dabar tai gražus, tai jis, reiškia, mums vedė dėstė darbų saugą, buvo toks dalykas. Apie tai aš net eilėraštį esu parašęs. Va, tai jis klausė, vat žmogus nežinojo, kas yra fazė, bet pakėlė laidą nuo žemės ir suprato. Vengrijai. Aha. Ar dievulis matys mane, jei pasislėpsiu švininėme bunkeryje? Tai priklauso, kiek kvailystės džiaulių jūs spinduliuojat kas sekundę į kvadratinį metrą. Jei būtumėte V. Balevičius jaunesnysis, ar susvarstytumėte galimybę savo sūnų pavadinti Vytauto? Aš fizikus gerbiu, man tinka ir Vytautas, ir Artūras, bet netinka Andrius. Kubilius. Mano kurso draugas tau netinka. Gerai. Klausimas gerb prof rektorių Žukauskui. Gerb rektorių, ar tiesa, kad nuo to laiko, kai tapote rektoriumi, daugiau nebus taikomų mokslo instituto balių jūsų sodyboje? Kai sakiau, kad institutą prijungsim prie fizikos fakultetų ir išsiplės, taip sakant, bazė baliaus. Dėl to teks išnaudoti papildomus plotus, o būtent pasitelksiu savo kaimyno filologijos fakulteto auklėtinio profesoriaus Gvido Mikelinio dar plotus ir minėtą Pelėdos inkilą. O mano žmona, palaukit kaip tada. Ir su tuo pačiu susijęs klausimas, kiek filologijų jau suvarėte į laboratorijas. Filologijos dar ne vienos, bet filologas Mikelinis jau supranta, kas varva iš susukto ir šaldamo vamsdelio ir labai to džiaugiasi. Ar esate ką nors pavogęs? Jei taip, kokia buvo didžiausia vagystė? Čia susišauktų su antru klausimu, kokia istorija jūs sieja su čigonom. Bet dar aš galėčiau šitą, anksčiau į tokį klausimą būtų lengva atsakyti, kada buvo valstybė tokia, kurią mes nelabai mylėjom, nes tada egzistavo toks posakys. Kiek iš valstybės bevoktum, savo nesugražinsi. Bet tas ir liko, man atrodo. Tas ir sakot, nu, dabar valstybę labiau mylim, netgi kai kurie mokesčius moka.
Mano draugės plaukų spalva ryža. Kokios spalvos apšvietimą pasirinkti, kad atrodytų blondinė? Na, nežinau, jeigu šitas žmogus studijavo optoelektroniką, tai iškart du reikia rašyti. Uždavinys labai paprastas. Reikia maždaug 500 nanometrų kažkur tai šviesos ir tada susimaišys su ryžos spalva ir duoda baltą spalvą. Čia labai paprastas. Labai paprastas klausimas. Ar akademinis laipsnis nėra tik pasimaivimas? Na, kaip sakydavo anksčiau, įgyjant akademinį laipsnį, 20 minučių gėdos ir 20 metų ramaus gyvenimo. Bet dabar naujas rektorius tokius visus po 20 metų laimingus patikrins ir neeilinė atestacija, reorganizacija, 3 papeikimai ir viso gero. Reiškia, liko tik 20 minučių gėdos. Nu, bet jau 20 metų praėjo. Šis tas. Manęs klausia, kaip ištraukti šaknį iš apelsino. Aš nežinau, ką atsakyti. Klausimas toks, nu, ar jau liovėsi rytais gurkšnoti konjaką tipo, bet šiaip tai prisiminiau, kad olandiškai šaknis yra wortel. Tas pats žodis reiškia morka. Tai vat kvadratinė šaknis yra kvadratinė morka, kaip ją ištraukti iš apelsino, nežinau, bet jie jau abu oranžiniai, tai projekto ataskaitai gal ir užteks. Prašo pabaigti. Ir dabar aš sutrikęs. Jūs ką? Čia man reikia stereotipą pasakyti, aš jį pasakysiu aišku, bet tai tik stereotipas. Kur smirda chemikas, kur neveikia fizikas, o kur su kuodeliu filologija. Ne, kur su kilimu vietoj mamos sijono. Jeigu reiktų rinktis tarp gražios merginos ir brangaus automobilio, tai kokios spalvos Mergina būtų mergina? Negi jūs nesuprantat, kad renkantis tuos dalykus, spalva yra antraeilis dalykas, pagrindinis yra formos. Ir apšvietimas. Aptakumas, kitaip tariant, ar ne? Aptakumas. oro pasipriešinimo koeficientas. A. Žukauskui. Ar susikautumėte su Balevičiumi rankos laužimo turnyre dėl rektoriaus pozicijos? Na, ranka, žinot, man kaip rektoriai reikalingi 2 organai. Galva. Na, šiaip su galva įvarčius galima mušti. O antra, ranka, nes reikia daužyti snukius. Tai rankos man gaila, bet galim pabėgiot, buvę abu lapių medžiotojai. A jie nežino, kas tai yra lapių medžioklė. Jie nežino, tai sportinė kolega. Ar žino kas nors, kas tai yra lapių medžioklė? Fizikinis sportas. O, Toks fizikinis sportas. Tai man nebaisu susikauti. Aš esu Molėtų rajono ištvermės sporto šakų klubo Klajūnas narys, a jisai ne. bet mums susikaut būtų, kaip čia, ženklus statuto pažeidimas. Rektorium negali būti pensinio amžiaus žmogus, aš jau pakliūnu. Manęs klausia, kiek žmonių apakinau per saulės užtemimą. Čia jūs vėl apie atspindžius nuplikęs, ar kaip? Šiaip saulė apakina, aš čia nieko dėtas, aš tik ten žiūrėjau truputėlį. Reikia sakyti, pats gali užstoti, ne, Saulė? Klausia, kaip dažnai geriu gryną spiritą. Dabar kaip pagalvoju, tai ne taip jau ir dažnai. Kokiems dievams geriau melstis prieš lazerio egzaminą? Jūs vadovėlį paskaitykit, nu, kam jums tas dievas? Visi apie dievą, čia padarysim, pašoksim aplink laužą su keiksmažodžiais ir fakelais ir jau išlaikysim egzaminą. Taigi daug paprastesnių būdų jų. Praturtėt nori, gali dirbti už pinigus, gausi pinigų, būsi turtingesnis. O jeigu nori išlaikyti egzaminą, ortodoksinė mokykla, kurios šalininkas aš esu, Kauskas neatleistų iš darbo. Sako, kad reikia vadovėlį paskaityti. Aš tai mačiau tokį dalyką, Rusijoje labai vis dar populiaru, reiškia tai daryti. Kadangi jie vis dar turi tokį daiktą kaip studijų knygelė su įvertinimais,
Tai prieš egzaminą, ten aš mačiau filmuką, kažkas ten nufilmavo bendrabučiuose. Aiškiai, tai yra atidaromas langas, ištraukė savo studijų knygelį ir reikia chaliavą ateiti. Tai va, ir tas vyksta masiškai. Tai va, kažkam nepasisekė ir skrido balandis. Tai visgi geriau skaitys vadovėlius. Ar studijų laikais, o gal ir dabar turėjot mėgstamą filologę? Nu kaip pasakyti, bandžiau aš iki to filologijos fakulteto prieit, bet prieš tai buvo istorijos fakultetas, tuo metu ten psichologės rengė ir mane perėmė. Tinklais juos gaudo, žinokit. Ar ne iš čia nuoskaudos? Ar dažnai pasiklystate centriniuose rūmuose? Taip, čia geras. Atsakau, aš niekad nepasiklystu, nes esu orientavimosi sporto mėgėjas. Klubo klajūnas narys. Krasnis ledapait. Tai va, tai kadangi aš pasižymiu netradicinio orientavimuose, tai niekad nepasiklystu. Geidaras padeda. Kokia nelaimingų įvykių virtinė tau susiklostė, kad tu atsidūrei ten, kur esi dabar? Tai turbūt aš nesu klubo klajūnas narys. Ką reikia padaryti, kad išmestų iš fizikos fakulteto? Aš noriu pasitikslinti, o jūs studijas jūs mokat ar ne? Sudeginkite auditoriją. Ne, tada ar galima duoti patarimą? Aš prisimenu, mano vienas kursiokas per FIDI, per presą lygiai taip pat klausė, aš esu trečiakursis, bet vis dar nemoku diferencijuoti. Čia tavo kursiokas, kaip jis mane užkniso. Kas metai tas iki magistrantūros vidurio klausinė. Klausė, ar galima į doktorantūrą stoti su tokiam žiniu. O, tu tai perduok jam linkėjimą. Jis jau turi žmoną, vaiką ir niekur jis nestoja. Čia klausimas apie kirčiavimą. Aišku, neaiškinsiu, bet duosiu parašyti studentei kursinį darbą. Fidi ar fidi? Nežinau. Studentai parašys. Vilnius sako fidi. Fidi, tai. O Kaune? Kaune. Aš Šiaulios sako tiesiog fit. Fet. Padarom pertraukėlę kokių 10 minučių, kad mūsų svečiam atsipalaiduotumėm, o tą laiką Galima. Ir dar aš irgi. Va čia du klausimai, kur niekaip nesupratau. Ar čia antra dalis kažkokio klausimo? Kokias spalvos ta suknelė? Patikslinkit, apie ką čia eina kalba. Ir tas kažkas. Ką prikeltumėte, jei surinktumėte drakono rūtų? Aš kažko nežinau apie šitą istoriją, gal patikslinkit klausimą. Taigi padarom pertraukėlę. Galit pradėti. Gal aš pradėsiu, galima pradėti. Užbėgsiu prieš. Tai va, aš čia prieš pertrauką nespėjau pasisakyti. Klausimas buvo profesoriui Smetonai. Klausė, ar reikia kirčiuoti fidi ar fidi. Tai aš į šitą klausimą atsakysiu, atsakydamas į savo klausimą, kuris, kaip primenu, buvo Mikai, ar paruošiai poezijos. Tai paruošiau jau. Vienu bokalu vėliau aš paruošiau poeziją ir dabar atsakysiu jums į tą klausimą. Tai skaitau. Ei, atsibusk, apkiautelis studente, ko sėdi apsiblausęs ir liūdi, juk jau ateina fizikų ir filologijų šventė, beprotiškai fantastiška ir truputėlį neblaivi. Fidi. Rektoriui, ką veikia matelis? Ar manote, kad ir jis nusirys iki rektorių? Na, matelį mačiau vakar. Per varžybas orientavimas į miške. Jisai orientavo ten vieną filologę, kaip supratau. Jis kiekvienam turė, kiek aš supratau, orientuoja vis kitą filologę ir be to aš, kadangi
po posėdžio pasiklydau, jis dar suorientavo ir mane pasiklydusi. Va, ir kitas Matelio klausimas, už paminėjimą gerų žodžių su šiuo kuponu suvirinsiu, į ką reikės be eilės Matelis Žukauskui. Ačiū. Vakar irgi pagelbė. Tiesa, vakar kažkas mirė, sako, trasą, bet tikiuosi čia ne dėl mūsų veiklų. Jūsų bairis ne juokas. Rektoriui, ar tiesa, kad siekdamas efektyvinti VU valdymą, visus fakultetas, kurių mokslo nesuprantate, sujungsite į vieną? Fizikos fakultetui Gera amen panašu. mintis. Ir kitas klausimas, kiek tokiu atveju fakultetų liks? Vienas. Ir kontrolinis klausimas, kiek fakultetų yra šiuo metu? Nežinau, bet atliksiu kontrolinį šūvį. Per daug. Jo, reikia kontrolinį šūvį. Jei surinktumėte drakono rūtulius, ar prikeltute vengrio plaukus? Man atrodo, geriau neatsakinėt. Čia juokelį. Klausimas geresnis negu atsakymas. Jeigu būtum lėktuvėlis, mažas vėjo malūnėlis, ar paskraidintum mus visus, ir mažus, ir didelius? Nu, dėja, aš nemoku taip gražiai eiliuot, čia reikėtų gal Miko Vengrio paklausti. Ar paskraidintų ar ne? Jei būtum lėktuvėlis, mažas vėjo malūnėlis, ar paskraidintum mus visus? Siunčiu. Aš kuo toliau jūs. Jūs. Nežinau, neišėjo. Manęs klausė, ar aš versdamas knygas nepasisėmiau idėjų savo knygai. Kada parašysiu ir apie ką. Žinot, kai pradedi žmogus tas knygas skaityt, tai supranti, kad viskas, ką tu galėtum protingo pasakyti, yra jau tose knygose. Ir aišku, reikia tam tikros drąsos, o gal tam tikros brandos, kad taptum tokiu kaip profesorius Grigas ir nepaisydamas sniego, vis tiek keptum vieną knygą po kitos. Tai nežinau, aš dar nepribrendau, bet tikiuosi, kad jeigu turėsiu ką nors informatyvaus pasakyti pasauliui, tai tada pasakysiu. Bet kol kas bijau, kad per tuščią toj mano nuplikusioj galvoj, kad būtų galima rašyti knygas. Manęs dar klausė, kodėl nauji pastatai Saulėtekio alėjos dešinėje pusėje vadinasi neištariamais raidžių trumpiniais. MKIC, FTMC, o pastatas kairėje pavadintas Naglas. Iš tikrųjų, čia yra didelė miskoncepcija. Čia profesorius Piskarskas, kuris tą pavadinimą nukalė, irgi taip galvoja, kad čia panašu į Naglas. O jeigu jūs pakeltumėt popierius, tai visi pamatytumėt, kad nepriklausomybės aušroj, kai aš maždaug stojau į universitetą apie 1993-4 metus, buvo toksai pirmas Lietuvoje gėjų žurnalas, kuris vadinosi Naglis, reiškia. Taip. Tai ką jūs ten darot, klausykit? Aš nežinau, ar čia sutapimas, bet tie pip statybininkai pastatė mums tokį pastatą. Rektoriui, ar turite banį Facebook'e drauguose? Matelį turiu. Užbanino, O banio ne. Ar pritartumėte kvantiniais procesais pagrįstą pažymių sistemą? Taip, pritarsiu, kadangi fundamentiniai Poissono skliaustai yra klasikinis Heisenbergo komutacinių sąryšio analogas. Čia vėlgi iš tų pačių fizikų, kaip filologui paaiškinti, kas yra CCD matricos raiška. Kaip čia paaiškinti? Reikia pirmiausia sakyti
šypsokis, išskris paukščiukas. Ir va, kai ryškiau šypsaisi, ten ir raiška didesnė. Ir čia pat klausimas, gal po dekano kadencijos norėtumėte stoti į fiziką. Tai paaiškinęs, žinoma, galėčiau, bet ar norėčiau, nežinau. Kuris metalas kietesnis, geležis ar Iron Maiden? Šiaip turiu tokį atsakymą, aš nežinau, ar visi jį supras, bet jis toks biški ironiškas. Yra tokia... Čia... No pun intended, atsiprašau. Yra tokia grupė Nanowar, tai čia, taip sakant, prie šiuolaikinių technologijų. Ir jie turi vieną tokią dainą, kur jie dainuoja True Metal of Steel. Tai va. Ar svarstėte galimybę vykti į darbą dinozaurų? Gerai. Labai lengvas klausimas. Ar jūs žinot, kur aš gyvenu, kas nors? Ne Menčinė. O matėt, kad jau tenai yra platinamas kelias? Klausimas. Ar moteris gali būti fizikė, ar tik fizikos žmona? Na, jeigu filologė gali būti vyru, tai kodėl... Dar klausimas. Gal ir Barklajų prijungiam prie fizikos fakulteto? Žinoma, prijungiam, juk jis taip panašus į alaus bokalą. Tai čia šalia klausimas, kaip pakabinti fizikę į filologą. Tai jeigu fizikė kaip filologija kaip vyras, tai gali kabinti filologą. Gal MTFV grupę reikia perkelti į ekonomikos fakultetą? Čia turbūt sunerimę studijuojantys toj grupiai išgirdo, kad fakultetai bus jungiami, tai kaip pelės norit perbėgti kitą laivą, kuris neskas. Kaip pakelti panelės temperatūrą iki aukštesnės nei kaitintuvą, paneigiant pirmą termodinamikos dėsnį? Sunku. Ne, nu palaukit, čia termodinamika, čia elementaru, čia apie entropiją pasakoja mums rektorius. Žodžiu, bus vis šalčiau ir šalčiau. Ne, baikit, nebus, entropija didėja tik izoliuotoj sistemai, nu negi jums šito nepaaiškino per termodinamiką. Tai jeigu dabar tu ten į tą sistemą pumpuoji energiją, tai tada, reiškia, temperatūra gali kilti kiek tik nori ir virš aušintuvo gerokai pakyla. Pažiūrėkit. Mašina iš bako benzinas bėga į variklį ir variklis daug karštesnis negu aplinka, net aušinti reikia kartais. Tai čia, žinokit, jokių problemų. O man klausia, kiek žiurkenų man reikėtų uždengti savo galvos plotą. Nežinau, labai jau ten kutentų letenėlės. Tai. Bijau, kad išsilakstytų dar prieš uždengę. Nu, toliau iš tų juokingų klausimų apie mano galvą, ar bandžiau apskaičiuoti savo galvos atspindžio koeficientą. Kas gerai sugeria, gerai ir atspindi, sakė Kirchhoffas. Aš prisimenu, mums Grigas buvo tokį klausimą uždavinį uždavęs, kai jis dėstė termodinamiką. Kiek energijos praranda plikis, kai aplinkos temperatūra yra 0 laipsnis Celsijaus ir minus 20? Tai va, ar žinot kiek, ar ne? Maždaug. Čia džiauliais reikia? Vatais. Vatais gale matuojama, ne energija, bet... Nu, gerai, gale. Dėl to ir nebedėsiu. Koks skirtumas? Bent kokį nors atsakymą, Čia prašau. apie 100 vatų turėtų. Jo, kai minus 20 apie 100. Kaip lemputė, taip, aišku. Taigi ir panašu, čia viskas... Jeigu gerai blizga, reiškia... O gal energiją taupanti lemputė? Ne, baigime. Argi jinai tokia mėlyna, negali būti. Kokią norėtumėt turėti supergalę?
Supergalę norėčiau turėti tokią, kad atsakyti va į šitą klausimą, kuris man nuo pat pradžių neduoda ramybės. Gal autorius atsakys. Robertas su Rolandu važiavo 2 stoteles iki senosios plytinės stotelės. Autobusas buvo rūžavos spalvos. Koks yra vairuotojo žmonos vardas? Norėčiau turėti supergalę atsakyti šitą klausimą. Čia žmogus aiškiai šaunėjo kareivio šveiko Jo, irgi čia perfrazuota, kada mirė Šveicariaus bobutė. Dabar, kai jau tapote rektoriumi, prie kurio ežero pirksite vilą. Paaiškinu, kas nesuprato. Mano vila stovi Švenčionių rajono Labanoro seniūnijos Žukaučiznos kaime. Ir niekur iš ten aš keltis nežadu. O šiaip, kas nori mane pamaloninti, gali vadinti vietoj Jūsų ekscelencija rektorius. Magnificencija gali tiesiog Jūsų magnificencija von Žukauskai. Čia vat ir klausė, Jūsų magnificencija, ar kai prijungs chemijos fakultetą ir pas mus, ims smirdėti? Teisingai dekanas sakė, kokia chemija, jeigu nesmirda. Atsakau, neorganinė. Smirda irgi gerai. Neorganinė. Ir kas liečia magnificenciją, tai aš pats labai plačiai taikau neorganinę chemiją, nusipirkau magnio ir dabar kiekvieną rytą geriu po tabletę. Magnio tabletės? Geležinio. Drožlės ten, jeigu į foliją suvinioji ir uždegi, tai mokykloje... Kad forma magnificencija... Su margansovke būtinai. O būtų gerai. Kas yra Kalio permanentą. antukas? Nesuprantu, bet čia įdomiausia yra parašas. Dėkau, Žemaitis. Paaiškinu Žemaičiui, antukas yra klynas, tai čia suprantama, bet Žemaitis turėtų žinoti ir geresnių žodžių. Pavyzdžiui, pist, pizenos ir panašius. Ar po rektoriaus pareigų eisite į Seimą? Jeigu ne pas jūs ant trumpesnio kokio žodžio, tai teks eiti. O aš tada siūlyčiau į prezidentus ir tada jūsų klasė patektų į Gineso rekordų knygą, kaip davusi pasaulyje daugiausia valstybės vadovų. Irgi gera mintis. Žymiai arčiau eiti. Teisingai. Ar nusireklamuotumėte Vytauto ar Birutės reklamoje? Žinote, gal Birutės ir Vytauto, ne, bet seniai turėjau svajonę alaus reklamoje paimti bokalą ir pasakykite, gerkite alų putotą ir jūsų veidas bus labai didelis. Tai tiesa, rusų kalba skamba geražiau šitą. Manęs klausė, ar aš pasiilgau smetonos alaus. O, kaip aš jo pasiilgau. Būtų čia smetonos alaus. Bet nesidalina, nu. Ne, filologai gopšus. Klausia, po kelių alaus pradeda bijoti ar jausti besiverčiantį Žemės magnetinį polių. Nu, dabar jau nebe tie laikai kaip anksčiau. Jau man 4 bokalai, žinokit, vartosi tos polius, nespėjau žiūrėti. Ar matėte Nemačiau. 50 Shades of Grey? Ko išmokote? Ai, aš nežinau, aš nemačiau 50 Shades of Grey, bet aš pažiūrėjau tokį filmuką internete, YouTube, ten tokios kelios industrijos veteranės aiškino, kad labai prastas filmas ir reikia, kur reikia įrašyti, ką reikia įrašyti į Google. Tarp tų žodžių buvo fisting, pavyzdžiui, kitus jau jūs patys sugalvosit. Reiškia, sakė, rasit daug geresnių. Aš pasinaudojau tuo patarimu, jūs nepatikėsit, kiek aš visko ten radau. Aš tada viską pridėsiu, bet jeigu galima įsiterpsiu truputį. Yra toks palyginimas. Šlapias katinas ir drėgna katytė visgi ne tas pats. O manęs dar klausia, kodėl fizikai gražiausi vyrai Europoje. Tik aišku, todėl, kad nepraustaburniai visi.
Kur yra pasaulio kraštas? Kaip iš kur pažiūrėsi, mums tai iš centro atrodo, kad saulėtekiai pasaulio kraštas. Kasmet garbingų svečių skaičius presė auga. Ar jūs čia matot garbingų? Ar liko vietos tiesiog fainiems dėstytojams? Su fainais dėstytojais reikia bendrauti kitur. Per animacinį filmuką Drakonų kova vaizduojamas, labai ilgas klausimas, nusibos klausyti. Per animacinį filmuką Drakonų kova vaizduojamas susijungimo manevrą. Du žmonės susijungia į vieną stipresnį. Ar manote, ar rektoriui sujungus fakultetus jums prireiks šio manevro su kitais dekanais? Kokia jūsų stiprybė pereitų naujam kovotojui? Aš sakau, su genetika, žinokit, yra maži juokai, nes aš žinau, kai kryžmina šunis, tai jie surenka savo tėvų blogiausias savybės. Bet sakė, su žmonėm atvirkščiai, jie surenka geriausias. Kaip sakė, kuo labiau pažįstu žmonės, tuo labiau myliu šunis. Tai porą trumpų klausimų. Rektoriui, ar jūs, kaip mano senelis, manote, kad studentui turėti tik vieną merginą yra nusikaltimas? Perduokit seneliui, Allah Akbar. Jau atvėrėm kelią fundamentalizmui. Dėstytojas per paskaitą nurašinėja savo konspektą su klaidom. Ką daryti? Ką jūs turite omeny čia daug? Na, jis tam ir nurašinėja su klaidom, kad studentai pastebėtų, pataisytų jį ir dėstytojas tada prideda 1 balą prie egzamino pažymį. O Kašuba dar pasakydavo, čia mes truputį suklydom, bet aš greitai pataisiau klaidą. Arba kitas variantas, aš specialiai padariau tą klaidą, aš tik laukiu, kol pastebėsiu. Grigas sakė, kad matė elektroną, o jūs? Aišku, mačiau, Šiauliai kažkada gamino televizorių, kuris vadinasi elektronas. Manęs klausia, entropija nuolatos didėja, mano potencija irgi. Paaiškinkite. Gerbiamasis, tas daiktas, kuris pas jūs didėja, nevadinamas potencija. Tai akies vyzdys patamsyje, o jūs ką pamanėt? Ar geras buvot studentas, ar mokat diferencijuot? Diferencijuot nepamenu, o integruot mokėjau ir mintinai, o pratybas man vedė toks Antanas Laurinčikas, dabar garsus akademikas. Ir jisai taip nusivylė manim, nes aš užrašydavau mintinai integralų atsakymus, kad metė integralus, užsiėmė Rymano funkciją ir neseniai gavo nacionalinę premiją. Ar po N bokalų jūs paveikė Koriolio pagreitis? O čia manęs irgi klausia, po kelių alaus geriausiai jaučiasi Koriolio turbūt, ar Karoblio, nežinau, reiškia efektas, bet aš žinau tik Koriolio, tai Maksimas atsakys ir tą ir į kitą. Nu ką aš žinau, nu tai turbūt paveikė kažkada tai jo. Po N plus ką? Išspėskit šitų uždavinių žmonėm, blemba. Ką žinau, paveikė. Dar manęs klausia, ar aš tikiu, kad 1969 metais Nilas Armstrongas buvo išsilaipinęs Mėnulyje. Nu, kaip čia jums pasakius? Aišku, netikiu. Fizikams tikėjimas nebūdingas. Jeigu metai baigėsi 69, tai skraidyti Mėnulį reiškia vienam. Visiškai neįdomu. Kokį išradingiausią nusirašinėjimo būdą matėte ir ar baudėte? Pats išradingiausias yra tas, kurio aš nemačiau. Galima aš klausimą organizatorių. Pavyzdžiui, po antrą bokalą 2 kartus pastatė tik tai rektoriui. Kodėl nedavėt Vengrijos Smetonai, Dekanui ir Maksimui? Rektoriui.
rektorių, kaip fiziką pritaikote orientavimosi sportą. Aš jau sakiau, vakar fiziką matelį pritaikiau, jis man parodė kelią. Ivanovas. Ne, tiek tai aš mokus. Ar sutiktume? Sakote, kad viena ranka naudojate snukiam daužyti, jeigu reikėtų susimušti su vienu iš kolegų, kurio labiausiai bijotumėte, ar visus su viena kairė patvarkytumėte. Kašubos bijočiau, ne ta svorio kategorija. Visus metu turėtume tvarką. Ar škėma padėtų jums išlaikyti kvantinės mechanikos egzaminą? Šitą jau paaiškinimas. Kvantinė kaip škėma, kol sveiko proto nesuprasi. Aš apie kvantinę nelabai išmanau, bet kad skirtumų tarp filologų ir fizikų kuo toliau, to mažiau, tai man aišku yra. O kas parašė Berods Burba romaną Integralas? Taip. Tai sako, į perskaičius gerai išmoksta integruoti. Nežinau. Kaip alfa dalė. Tik tai. Ar sutiktumėte nusifilmuoti seriale Ivanovas stebuklų šalyje? Nesu prieš labai. Scenarijų reiktų paskaityti. Jo, Ta prasme, jeigu čia bus... fizikos fakultete. Vėl nežinau kur. Tai nepaaiškinta. Bet jeigu bus kažkas kaip tie 50 pilkų asmenų, dar baisios susitikti nepamačius, kas ten bus viduj. Ar pakapojate su draugais Counter-Strike'ą? Atvirai pasakius, ne. Aš šiaip tai tam, kad būtų tokia informacija įdomi. Aš Windows'ų neturiu, pas mane Linux stovi ant kompo. Counter-Strike'o nėra. Buu! Kodėl jūs toks panašus į Billą Gatesą? Tai dar didelis klausimas, kas į ką panašus. Rektoriui, kam naudojate rektoriaus skeptrą po darbo valandų? Taip pasakysiu, atėjęs į darbą naudoju rektoriaus skeptrą, kad atidaryti langą, kad įleisti gaivaus oro sklindančio nuo filologijos fakulteto. O išeidamas tą patį skeptrą naudoju uždaryti langui, kad tas gaivus oras neišeitų naktį lauk. Manęs klausia, ar mane kada nors pravardžiavo Rama Krembonžur. Kaip tik manęs nevadina, žinai. Bet aš apie tai nežinau nieko. Iš tikrųjų, gal ir geras pavadinimas. Ar matėte NSO? Nežinau, nes kai jį rodosi, aš paprastai būnu ne tos kondicijos. Jeigu tai neatpažintas skraidantis objektas ir nepažinais praskrendančios musės, pavyzdžiui, vardu negali... Jau NSO? Ar jūs būsite tas rektorius, kuris pagaliau legalizuos alų VU? Čia geragi. Uždraustas vaisius skanesnis. Kodėl filologijams taip nesiseka? Perfidi peršasi medikai, Žukauskas su psichologe, daug težnis. Kodėl nesiseka? Čia tik 2 atvejus paminėjot filologijų 1500. Dar ne viskas prarasta, vaikinai. Nes klausia, sapnavau katę lazerio akim. Ką tai reiškia? Brangus mano jaunuoli. Tai reiškia, kad perfidi po nedaugiau kaip 4, primenu, nedaugiau kaip 4, turi eiti ir pažiūrėti į akis kiekvienai sutiktai filologijai. Ką jūs turite omeny akis?
Nu tas tabaluojančias akis. Ir tos akis, kurios bus didžiausios, ten ir slypi tavo sėkmė. Iš stropių studentų dažnai gauname klausimą, ar dekanatas dirba šeštadienį. Ar jūs girdėjot posūkį, rask mėgstamą darbą ir tu niekada nedirbsi. O pas mus dekanate visi labai myli savo darbą. Už kiek pinigų galėčiau įsigyti filologo bakalaurą? Metams kiek ten? 7000 litų. 2000. Jei turite 8 čigoniško kraujo, ar niekada nesvajojate apie pop estrados dainininko karjerą? Ką daryti? Atskleidžiu paslaptį. Mane pašalino iš 3 chorų vaikystėje, nes balsas buvo per žemas ir niekur nerasdavo partijos. Dabar kancleris mane vadina bosu. Koks mėgstamiausias jūsų cheminis elementas? Jų daug yra, turbūt AU. Pats geriausias. O C2, H5, OH. Čia, nu... Čia ne elementas. Čia ne elementas, čia junginys. Be svarbus. Lėtas jaunimas. Nei termodinamikos, nei chemijos. Termodinamika dėstam. Ar Dzūkijoje daug grybų? Kokiam miške geriausia grybauti? Man kažkas sakė labai gerai grybai prie Černobylio. Turiu 2 akustinius klausimus. Vienas, kaip išnaikinti cypiančius mikrobus iš bendrabučio lovos? Įkalbinėjimas nepadeda. O antras, kaip įsivaizduojate studentų skleidžiamą alfa garsą? Siūlau cypiančius mikrobus išnaikinti studentų skleidžiamų alfa garsų. Nedaug liko. Kurį iš kolegų sėdinčių šalia pasiimtumėte į negyvenamą salą, atsižvelgiant į jų specializaciją? Patikslina, kad norint išgyventi. Tai jau ko neimčiau, tai Žukausko, tai viską reikėtų tada man dirbti. Žukauskui, ar keistumėte rektoriaus pareigas į darbą striptizo klube? Tu geras Žinot, klausimas gal. labai rimtai pagalvočiau, aš labai elegantiškai moku nusimti akį. Bet iš tikro vadovavimas universitetui tai tokia pornografija, kad jokio striptizo klubo nereikia. Ar pateisinate romantiką per paskaitas? Pateisinu, jeigu tai neveda prie rimtų sveikatos sutrikimų. Mūsų amžius veikia. Fūzija kažkokia. Ar išmokote tuneliuoti? Kad Lietuvoje čia viskas taip plokščia, kad nėra kur tuneliuoti. Vienas labai senas klausimas, bet aš jį pabaigai atidėsiu. Klausėt iš praeitų, man atrodo, prieš 2 metus ar kiek buvau šitą atsakęs, dabar vėl klausėt. Tai 2 kartus tą patį pabaigai. Kuo skiriasi humoras nuo humoro? Šiaip klausimas, čia galima įvairiai atsakinėti, bet prierašas labai toks. Čia rimtas klausimas. Nežinau, ką. Humoras lietuviškai, humoras rusiškai. Nu ir viskas. Rimtai. Nes jie H raidės neturi.
Ne, jie vietoj G sako H, o ukrainiečiai vietoj H sako G. Manęs klausia, psichodeliniam albumui viršelį jau turit, o kaip su pavadinimu? Ir kitas klausimas, ką veiksit po preskonferencijos? Nu tai, jeigu dar atneštų alaus, tai gal pavadinimą albumui sugalvočiau. Taip, tai teks namo turbūt taip. Ar nebijote, kad matematikai įsižeis, jei jų neprijungsite prie fizikų? Na, nesu tikras, ar mūsų dinozauras minta katinais. Gera kiaulė nuo visko tunka. Kaip filologijai paaiškinti, kas yra tikra meilė ir tikra draugystė? Nu, gal fizikui nereikėtų to aiškinti. Čia eilėraštį parašė ir klausia įvertinti. Ar geras? Čia, ketureilis, čia ką tik aptarinėjote, tai, kaip čia įvertinsim? Ačiū dėstytojai jums labai, kad išmokėt mus gerai. Išmokėt atskirti tiesą nuo melo ar alų nuo pribezdėto bokalo. Čia blogai čia. Aš studentam duodu savo pavyzdį, stovi medis, lapų be. Išmokėt atskirti tiesą nuo melo ar alų nuo pribestėto bokalo. Užkliuvo už falo ir pasaka be Ne galo. visada patariu, jūs kažkams turite eilės. Ir du tokie, kaip čia pasakyti, vis mane bando sumausti. Ką manote apie rotacinės kuliamosios efektą? Arba, kodėl kai kurios filologų diagramos atrodo kaip radioaktyvus kilimas? Ten skyla, ir panašiai. Nu ką, man atrodo greičiau, kad fizikų radioaktyvus kilumas labiau panašus į filologų diagramas, o ne atvirkščiai, nes tai laike taip nuoseklu būtų. Bet visi fizikai žino, kad ten dar yra žodelis pyst. Yra kyla. pyst ir... Nereikia sakyti 3,14. Į tą pačią temą. Ar tapus rektorium VU taps privalomas LED apšvietimas? Kokia temperatūrinė spalva privalės būti darbo kambariuose? Kokią spalvą siūlytumėt FF, FILF koridorių apšvietimui? Atsakykite spalva bangos ilgiųjų CE 1933 koordinatų. Na, kadangi prie to paties klausimo, tai kadangi, LED apšvietimas, sakom, gali viską padaryti, aš manau, kas liečia ilgį, tai jis turi būti toks, kad ilgis didėtų, o kas liečia koordinatas, tai kad visuomet pataikytų į užduotą taikinį su tam tikrom koordinatėm. Esu pirmakursis, Fidi Rusy atrodo, kad pavojai slypi už kiekvieno kampo. Ar man reikėtų sunerimti? Žinoma, jau fakultete neslypi pavojai už kiekvieno kampo. Atvažiuok į senuosius rūmus, ten bus dar baisiau. Svarbu, tualetą neužeiti. Ko gero, man paskutinis klausimas, tai paįvairinimui. Ar galėtumėt priminti, kaip iš raudonos ir juodos spalvos gauti baltą? Mažai besijuokiančių arba praeitais metais buvo, ar praeitais ar užpraeitais šitą pasakiau, tai turbūt nelabai juokinga. Arba tas, kas uždavė šitą klausimą, tai jūs draugam ir papasakokite, kokio išmonę sublizgėsite. Bet geriau tada pabaigsiu irgi kažkada pernai berods prašė manęs ko. Ai, ne, aš parodysiu tą dalyką, kaip Lietuvos valdžia Lietuvos mokslui nuvelka paskutinius marškinius, jeigu jūs nieko prieš. Bet šiandien visi su marškiniai, o su rektorius, ne, o... Rektorius su akiniais. Rankovės, čia svarbiausias įsekti rankovės.
Po to, kad galva pravystų. Tik nebandykite namuose to kartoti. Galima? Vat valdžia moka nurengt visus paprastus žmonės, ne? Puikiai. Tai ačiū labai dėstytojam visiems, kad atvykot. Kai kurie jau nebedėstytojai pačiu tapsta rektorius, bet vis tiek labai ačiū. Ir dar sykį visi kartu labai garsiai padėkokit ir paplokit ir pareikit ir ką.